Dabar parodysiu, kaip reikia pasimatuoti matus batams. Tai jums reikės balto popieriaus lapo. Ant popieriaus lapo tvirtai statote koją, nesvarbu, dešinę, kairę. Šalia statote kitą tvirtai, kad nebūtų kažkokio tai pasvirimo. Ir tada jums reikės tušinuko, kojytę apibrėžėt. Pasižiūrit, ar tikrai atsistojus viskas teisingai. Dabar reikės matuoti kojos apimtis. Tai reikia pakelti kojos priekį ir kur yra plačiausia kojos vieta, matuoti aplinkui. Ir toje vietoje užsirašyti matmenį. Tada šiek tiek toliau už kauliukų. Vėl užsirašom. Tuomet perkelti. Ir nuo kulno, tai kulnas turi stovėti ant žemės, per priekį. Dar vienas matmuo, jeigu yra siuvami ilgesni batukai, matuojamas aukščiau. Baigus matuoti, reikėtų nubrėžti tiesią liniją nuo kulno iki piršto ir pamatuoti šitos atkarpos ilgį ir jį užrašyti.